Nu tai ką, sveiki sugrįžę, dar viena Roblox video, šiandien mes visi pažaisim Slaptover 6. Nu čia toks žaidimas, kuris kaip panašiai kaip Slaptover 2, čia lygiai viskas tas pats, bet čia visas kitas mapas. Bet čia tiesiog visi ir visi kiti va šitie dalykai. Čia, matot, bet čia ta pačios kainos ir viskas. Bet rankos visos kitos tokios kur su Robloxais. Ir bandom pereiti šitą visą parkūrą. Ir pasižiūrėsim, kas čia per parkūras, nes čia admin kainuoja 2000 robuxų. 2000 robuxų kainuoja, bet aš tiek neturiu, aš turiu 0 robuxų. Bet gaila, bet kaip turėsiu robuxų, bet jinai galėsiu nusipirkti. Bet aš tokių dalykų nepirksiu, nes aš norėsiu pasitaupyti dar biškį robuxų. Biškį išleisiu ant savo skiną, pasitobulinsiu savo skiną ir dar biškį išleisiu ant vieną tokį gerą žaidimą Brookhaven. Tai Brookhavenas toks yra žaidimas, kuris jūs galite pažaisti. Čia tiesiog žaidimas su namais, jūs galite gauti pilną namų, galite ir mašinų, galite už premium dar nusipirkti, bet galime dar net nusipirkti VIP. Galite atsirakinti mašinas ir namus atsirakinti. Kur vienas namas vadinasi namas ant kalno. O tas, kuris su premium, tai čia su premium daugiau namų negu namas ant kalno. Namas ant kalno tai tiesiog toks realistiškas namas, kur tas pats, kur bet be realybė nėra. Jo be realybė nėra. Nu gal ir yra apie realybę, bet aš dar nemačiau tokio namo. Bet gali bus kitoj šalyje ir yra, nes Lietuvoje dar tai nemačiau. Bet šiaip aš dar išleisiu biškį ant Americans Hamburg. Americans Hamburg toks žaidimas, kuris jūs galite tiesiog plėšti. Jūs ten gali ir dirbti. Gali dirbti policiją, gaisrinę, autobusų. Ten greitoji pagalba gali dirbti. Gali net dirbti, ten labai daug, bet daugiausia žmonių ten plėšia negu dirbo, bet šiaip, plėšti per žaidimą, per realybę, nes kalėjimą gali susėsti. Per žaidimą plėšti kur kas geriau, nes per žaidimą tu daugiau gauni pinigų, negu tu užsidirbi per žaidimą. Taip čia ir yra, bet šiaip greitai visko nenusipirksiu per vieną dieną, nes taip tiek daug neužteks man nusipirkti, bet galiu ir pabandyti, bet ne šiandien, ne rytoj, o gali būti kažkada. Bet šiaip rimtai. Bet šiaip jau pikitai čia yra, bet bandysim perėti viską. Bet šiaip tiesiog yra ir visokių žaidimų Slaptover. Ne tik Slaptover yra ir visokių parkūrų ten. Yra ir visokių ten daug žaidimų ten yra su slepinimais, kuriuos čia galite pasižiūrėti. Čia daug pilna žaidimų gerų, kuriuos galite pažaisti su draugais arba vieni. Bet čia yra labai kiti žaidimai, kuriuos galite pažaisti ir labai šaunus, bet jie normalūs. Bet tiesiog jūs galite per tos slėptinus žaidimus, jūs galite taip žmonėms padaryti ir iškart jie nutrenka. Bet atsargiai, kad jūsų kažkokie kiti troleriai jūsų nenužudytų, nes per žaidimą tai reikia labai atsargiai, per šitos žaidimus jūs galite užmušti su rankom ir jūs galite, jeigu jūs esate labai profai ant šito žaidimo, tai biškai reikia atsargiau. Netrankykite tiek daug žmonių, nes paskui jūs galite visi pradėti jūs trankyti, nes mačiau tokį vieną youtuberį, Markiplier, jis daug žmonių trankė. Ir jie tiesiog pilna žmonių atgal jį užmušinėjo. Stovėjo ir jį užmušinėjo žmonės. Bet čia labai nervina.
Kartais tai būna, bet troleriai žiauriai blogus, bet aš mačiau labai daug trolerių, kurie būna beikinai. Beikinai tai tiesiog tokie žmonės, kuriais galite pasižiūrėti. Nu, tiesiog tokie balti ir apsirengę kaip nubai. Nu, tiesiog be robuksų, bet gali ir su robuksais būti, nes kurie youtuberiai būna ir beikinai, bet jie kartais turi būti nusipirkę robuksų, bet šiaip aš žinau, jeigu youtuberiai perka robuksų, youtuberiai perka kokius gal 10 000. 10 000 robuksų perka jie, bet čia labai daug. Ne, nu, tiesiog jie, kurie taip nori klausti, tiesiog jie užsauga žmonės jau, jie labai daug užsidirbo ir tie youtuberiai gali nusipirkti robuksą. Vaikai nelabai. Tai aš jums galiu parodyti tą kitą žaidimą, kuris jūs pamatysite labai greit. Dabar. Nu va, ir vėl grįžtam į video. Aš jums aprodysiu Brookhaveną. Ir va, aš per Brookhaveną va taip apsirengęs ir aš va taip ir Roblox atrodysiu. Nepamirškite Sarkas 34 ir aš po kelių dienų va taip būsiu apsirengęs jau, pamatysite. Aš dar galėsiu jums parodyti rimtai, per šortus. Bet aš jums parodysiu, kokia ši yra su Priim šitas. Šitas visi dalykai, kurie su žvaigždutė. Matot, žvaigždutė vadinamas Premium. Kur skaičiai, šitas dalykas, šitas tiek kainuoja, šitas tiek, ir paskui va šitas tiek, ir paskui šitas. Nu, va taip jūs kainuoja. Tai tiesiog pasiimu kažkokią nemokamą mašiną, biliu kokiai tai čia galite atsinaujina, tokią mašiną atsinaujina, kurie visi žinote. Tiesiog į Wallpackas jis sukūrė šitą visą žaidimą, paskui jam Wallpackas atidavė Goldexui Brookhaveną, nes jis taip norėjo padaryti, nes jis galbūt surado merginą arba jis tiesiog su šeima norėjo padraugauti biškį. Nu, va taip tokie dalykai ir taip viskas, bet Wallpackas geresnis, nu tiesiog daug geresnis kūrėjas, nes jis, daugiausiai geresnis kūrėjas yra Goldexas, nes jis labai daug buvo sukūręs labai tokių, gerų atnaujinimų buvo sukūręs negu Wallpackas. Wallpackas tokius senus dalykus tik prikūręs buvo, o Goldexas tokius atnaujinimą visą Brookhaveną, tokį patį geriausią Brookhaveną pasaulyje atnaujina, kokius jūs nepamatysite. Nu va, jeigu jūs norite pasižiūrėti, tai va čia visi įrankiai, viskas dalykas. Jeigu norite apsirengti, čia viskas, čia šitie dalykai yra, tai tiesiog šitie dalykai. Norite apsirengti, tiesiog va šitą dalyką paspausite, pasirinksite, ką norite įsisaugoti ar taip kažką. Nu, čia taip, tokie dalykai, bet aš dar norėčiau aprodyti visą mapą, kaip atrodo visas mapas. Čia tiesiog toks gerai, jeigu norite šitas į pozės, čia gali šokti, galite, čia viskas, čia šitie dalykai, čia šitas, muzika kažkokia, čia viskas. Taip, čia visas mapas Brookhaveno, tai va čia viskas atnaujinimas, viskas vyko, tai jau šitaip ir viskas atrodo. Tai gal šiam video viso gero, nes aš jau taip, jau taip jums parodžiau žaidimus, tai gal jau šiam video būtinai jau šiam video galvote. Tai ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Sarkas 34 ir viso gero. Ate.